Iš Evangelijos pagal Joną, 21 skyrius, 15-19 eilutės, klausėmės apie tą nuostabią akimirką, kai Jėzus po prisikėlimo apsireiškė eilinį kartą savo mokiniams tokiu neįprastu būdu. Jie žvejoja, visą naktį nieko nepagavę ir nepažįstamasis nuo kranto tiesiog šūkteli, sako, gal turite ką nors pavalgyti. Ir po to, kai tik tai mylimasis Jėzaus mokinys Jėzų atpažįsta ne pagal išvaizdą, ne pagal nuotrauką ir net ne pagal balsą, bet atpažįsta po to, kai tas nepažįstamasis nuo kranto metė šiems žvejams, profesionalams patarimą, kurie buvo sakę tam ant kranto stovinčiam nepažįstamam vyrui, sako, nieko nepagavom, žūklė buvo nesėkminga. Ir po to, kai jis pasako, tu išmeskit tinklą į dešinę. Vat kai jie pagavo tiek daug žuvų, tik per šį labai konkretų veiksmą, jie atpažino, kad tas vyras, kuris stovi ant kranto, yra Jėzus. Aišku, ne visiems tai buvo iš karto suprantama. Tačiau ne veltui Jonas evangelistas, kurį ką tik klausėmės, vadinamas mylimiausių Jėzaus mokinių. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad pas jį jautrumo radarai, jeigu taip kalbėt mūsų šiuolaikiška kalba, ryšys ne 4G ir ne 5, bet 555 ar 700G. Ką tai reiškia, aš pas gerai nežinau, ką reiškia tos raidelės ant tų mūsų mobilių prietaisų, bet žinau, kad tai labai galingas ryšys. Ten užtenka virptelimų ir tu jau supranti, su kom turi reikalų. Taigi tas Jonas, jisai Petrui su alkūne sako, taigi viešpat, žiūrėk. Tai vat, Petras tada šokė į vandenį, atplaukė, kol ten vyrai tas visas didelė žuvis surinko į valtį, kol atplaukė. Štai, kol jie atplaukė, Petras jau kalbasi su Jėzumi. Jie šnekučiuojasi. Ir štai, papusryčiavus Jėzus paklausė Simono Petrą, Simono, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Kažkoks rytinis meilės kontrolinis Petrui. Labai gražiai tai atitinka šiandien kiekvieną iš mūsų, kurie atvykome į viešpaties puotą, labai ir simboliškai, ir tiesioginė prasme, mes irgi dabar netrukus pusryčiausim. Viešpats irgi paruošęs mums maisto, patys save, tai bus Eucharistija. Tie, kurie norėsit, kurie esat pasiruošę, galėsit jį priimti labai konkrečiai, jo kūną ir kraują. Na ir viešpats užduoda tą patį klausimą. Rytinių pusryčių metu manęs ir tavęs. Ar myli mane labiau už visus kitus šitame mieste, gal net šioje bažnyčioje, šiuose mišiuose esančių tarpe? Koks tavo klausimas? Petras nesykį nudegęs dėl savo tokio užtikrintumo petriško, žinot, Petras tai yra vertimas uola, manydamas, kad jis, Petras, gavęs tą vadinamą naują vardą, kad yra nebe Simonas, bet Petras, manė, kad jo visi įsitikinantis, tokie, kuris įsitikinęs
savo tikrumu, tvirtumu visada bus teisus, kaip jau minėjau, nudegęs nebedrįsta pasakyti, kad jisai myli tą meilę, kur yra besąlygiška. Lietuviai mes turime vieną tokį trūkumą, kai skaitome Bibliją. Bet dėl to trūkumo tikrai nenustokit skaityti Biblijos, todėl mes kunigai tuos trūkumus, kai tik yra proga, truputį bandom pašalinti, bandom paaiškinti. Esmė yra tame, kad Biblijoje, čia yra, kadangi Naujas testamentas originalo kalba parašytas graikiškai, žodis meilė turi keletą pavadinimų. Mes lietuvių verčiam vieną žodį – myli, myli, meilė, meilė. Graikų kalboje net yra keletas pavadinimų, kurie vartojami užrašant Naująjį testamentą. Tai yra meilė, tai yra aukščiausias lygis, tai būtų agapein, agapė. Lotynai verčia caritas. Taip pat meilė yra filija. Ir taip pat yra meilė eros. Kai Jėzus klausė Petro, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane, vartoja žodį, ar tu mane agapein, agapė meilė. Tai vadinasi, toji meilė, jeigu turėsit laiko, visas jos savybės galėsite pasitikrinti, aprašomos pirmas laiškas Korintiečiam 13 skyrius, kur apaštalas Paulius sudėlioja, kas yra toji meilė, kokios klausia, kokios jisai nori matyti. Taigi Petras nedrįsta pasakyti, kad agapein. Jis sako, aš tave filija. Filija meilė tai yra tokia, kaip meilė, kuri draugų meilė. Ten nėra tos aistros, kaip pavyzdžiui, eros meilėje. Jisai, sako, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu, bet myliu filiją. Antrą kartą Jėzus vėl klausė, Simono Jono sūnau, atkreipkite dėmesį, Jėzus kažkodėl tai visiškai nevartoja to naujo vardo, kurį yra davęs Simonui Jono sūnui Petrui. Jis nevartoja Petras. Jis jį vadina Simonas. O Simonas išsiverčia į lietuvių kalbą iš originalo kalbos linguojanti nendrė. Pažiūrėkit, kaip iš tiesų turėtų nuskambėti Jėzaus kreipinys į mūsų pirmąjį popiežių. Jėzus paklausė, linguojanti nendrė, Jono sūnau, ar myli mane? Ir vėl jis sako, viešpatie, žinai, kad tave myliu, bet ne tą agapein, bet filiją, tą draugų meilę. Tu būk geras, neprašyk manęs, aš bijau prisižadėti vėl bus kaip Getsemanėj. Čia jeigu visi tave paliktų, aš vienas tave ginsiu. Ir tada, kai trečią kartą jisai paklausė, gerai, Petrai, ar myli mane? Gerai, tada jau paklausė Petrai, tada Petras pasiduoda, sako, viešpatie, tu žinai, kad aš tave myliu. Ir viešpats nereikalauja iš mūsų per prievartą kažko daugiau, ko tu ir aš negalėtumėm padaryti. Štai tokie šiandien pusryčiai yra. Žinot, viešpats turi daugybę būdų, kaip mums perduoti vieną ar kitą svarbę žinią, kuri tau asmeniškai gali būti paskutinė mintis, arba toji mintis gali perkeisti tavo gyvenimą. Ko gero, pusė iš jūsų šiandien nebūtumėte atėję, bet viešpačiui reikėjo taip sudėlioti figūras gyvenime, kad jūs ateitumėte. Žinot, mūsų artimam žmogui, už kurį mes šiandien meldžiamės, kuris nebejoju jums yra be galo brangus. Aš šio brolio, už kurį šiandien meldžiamės, aš jo nepažinojau. Jūs jį pažinojot. Bet žinot, esmė yra kame. Tai, kad tas asmuo, dėl kurio pusė iš mūsų čia atėjote ir esate mišiose, su juo viskas tvarkoja.
O jisai dabar kalbasi gyvai su Jėzumi, šnekučiuojasi. Klausimas dabar yra apie mane ir tave. Ar tikrai esu tikras, kad šį vakarą, o gal rytoj, aš iškeliausiu į amžinybę ir kaip tada? Ar Dievo akivaizdoje aš būsiu sąžiningas su savimi ir su Dievu ir galėsiu sakyti, kad taip Viešpatie, aš tave šiame gyvenime mylėjau. Tu man buvai numeris 1. O prisimena tą pirmąjį Dievo įsakymą, meilės prašymą, sakykim taip. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Ar tikrai aš kaip Dievas, štai jisai, labai konkreti meilė, nukryžiuota ant kryžiaus. Ar aš tau gyvenime kažką reiškiu? O gal tavo reikalai, tu pats buvai Dievas savo gyvenime? Gal pinigai, gal tavo padėtis, tavo rūpesčiai, mokslai, karjera, kas tik tai nori. Buvo numeris 1, va jie buvo dievai. Viešpats tiesiog prašo, klausyk, aš norėčiau, kad tu kaip tas Simonas, Jono sūnus, taptum Petros, taptum tvirtas, pasiryžęs ne emocijom, bet konkrečiai panaudodamas valios veiksmą, nes tikėjimas neatsiejamas nuo tavo sveiko proto ir valios veiksmo. Taip Viešpatie, gal aš kažko nejaučiu, neturiu aš tau to laiko tiek daug, bet šiandien apsisprendžiu valingai už tave, Jėzau. Noriu mylėti tave, pamokink mane tave mylėti. Viešpatie, nereikalauk, aš ten apsikriokčiau, pamatęs tave ant kryžiaus, ten kaip nors ten žinot. Ir Viešpačiui nereik tavo tų emocijų, kad tu ten ašarom apsipiltum ištaręs Jėzaus vardą. Tu būk normalus. Bet būk. Nenustumk Jėzaus į pakraštį. Nepadaryk jo tokio, kaip pas tave namuose Biblija sekcijoje. Kažkada tai gavai dulkės nupūti, taip niekad ir neatsiverti. Aš pasako, bendraujam kartu. Kai tau ko nors reikia prieš bėgdamas kažkur pas pasaulio žmonės, man paskambink, pakalbam. Pasakyk savo skausmą, džiaugsmą. Eikime kartu, aš noriu bendrystės. Štai šiandien tokia geroji žinia kiekvienam iš mūsų yra. Viešpats nori tau patikėti kai ką dabar klausėmės patikėjo Petrui. Ganyk mano veles, mano avis. Taigi, paskutinis sakinys, o labiausiai noriu. Sek paskui mane. Tau garantuoju 100 ir dar plius. Pasieksi gyvenimą, nesusimausi, kad ir kaip tavo gyvenimas buvo prieš tai nepavykęs, nepergyvenk. Ir finalo tokią eilutę noriu pridėti dėka šio švento Paskalio mūsų broliuko, kurį šiandien mini mūsų ordinas. O jeigu dar surasi bent kartą į savaitę ateit čia pas mus į adoracijos koplyčią, aš tau garantuoju, ne aš, bet cituoju Viešpatį, neprarasi užmokesčio. Būk man ištikimas mažuose dalykuose ir aš padarysiu tave ištikimą dideliuose, bet tokiuose, kad mažai nepasirodys. Amen, aleliuja.